Na kągi, tai sveiki visi, su jumis sveikinuosi vėl aš Rokas ir filmuoju dar vieną savo Minecraft'o video. Taigi, einame į Roko YouTube išlikimas 2015 ir tuoj pasikriaus pasaulis. Man biški mažiau pradėjo lagint, bet vis tiek lagina. Oi, ne ten valdau. Labai vis tiek lagina. Matot, vis tiek lagina, nieko nepadarysiu. Kompas pas mane yra biški netoks, kaip jūs galvojat. Va, o ką aš padariau, nieko, tai tiesiog mano achievementai iš naujo daros. Dabar naktis yra, pas mane už lango sninga. Palaukit biški. Palaukit. Nu va, jau. Kas atsitiko? Neleidžia išeiti iš inventoriaus. Jau ne vieną sykį tai buvo, tiesiog reikia perimti daiktą. Matot, mano valdymas biški pasikeitė, greitesnis. Aš susistačiau. Ir tiesiog, kad aš greitesnis būčiau. Tai, kaip atsimenat, praeitą epizodą dariau fermą. Tai va, kaip jinai veikia, tai paprastai labai va. Tiesiog čia yra paprasti pistonai. Sendas va nukrenta. Va, tuoj pademonstruosiu. Va. Ir jis nukrenta pats. Nes tiesiog, kad nereikėtų naudoti tų kitų pistonų. Taip lengviau daryti. Taigi jau diena ateina. Ir aš manau, kad šį epizodą tiesiog aš padarysiu tokį nors kokį, kažką padarysiu, pastatysiu. Tai dabar biški, kol nepastatysiu, dar aš skiną savo nesusikūręs, bet tuoj galiu parodyti, kaip jis bent atrodys. Tai, va, jis taip atrodo, va, nelabai čia ir matos, bet ką padarysim? Aš nemoku užsidėti, tai einam vėl prie Minecraft'o. Žmonės biški palagino. Taigi viską sutaisiau. Kažkas buvo atsitikę, nežinau. Dar niekada tai, nebuvo. Bet neužkrešino, šiaip kažkas užlagino. Nekenčiu lietaus. Taigi, diena praėjo. Taigi lauksiu, kol ateis kita diena. Ir kažką dar pastatysiu. Eik tu sau. Pasirodo, čia yra audra. Tuoj parodysiu, kaip žaibuoja. Tuoj. Kas čia? Čia debesis? Gerai, nebežaibuoja. Bet vienu žodžiu mačiau žaibus, taigi einam toliau. Taigi esame dabar kažkokiam dalykė. Tai šitas dalykas, kur aš maždaug statau. Aišku, biški čia fermą padariau, kad nesimatytų redstone, va. O šitai va. Gerai, viską supratau. O čia buvo problema. Labai didelė. Vienu žodžiu matysis tas redstone'as.
Nu bent kažkiek nesimatys tai. Labai gerai. Bet aišku, jeigu iš viso nesimatytų. Nebent padarysi pala, jau sugalvojau. Padarysiu šitaip. Dabar nebesimatys ir šitas dalykas veiks. Nu, tai va čia biški mano to statinio pradžia. Taip galima pasakyti. Aš nežinau, kas čia dar bus, bet kažkam panaudosiu. Čia gal bus langai va. Reikės stiklų dar atsinešti va. Dabar dėsim va šitą ant viršaus. Toks kažkoks rutulinis, kad išeitų reikia padaryti. Nu tai jau šitai va padarysiu ir ateisiu. Nu taigi vėl grįžau. Nu va, apdėjau šitos dabar. Pažiūrim, kaip čia tos stiklus padėti. Ar jie susijungs? Ne, nesusijungia. Kažkaip reikia pagalvoti tada. Gal šitaip išeis. Šitai va. Ir šitai va paskui ištrinam bloką. Tai va šitai va uždėsiu, nes kitaip tiesiog neįmanoma, tai gal tiks, nežinau. Jeigu jums patiks, tai viskas gerai. Nu tai sudėsiu va ir grįšiu. Nu taigi su jumis baigsiu šitoj vietoj Minecraftą, nes tiesiog man užpiso tos naktis. Tai... Bet dar palaukit, ne viskas. Nu čia biškiai nepričiom, bet va čia irgi gražu. Nu čia toks laužėlis prie grožio. Nu taigi sugalvojau kai ką kitą, tai pažiūrėti mano skrinčiotus. Čia jų nemažai yra. Taigi čia laužas, čia dar. Čia visokie yra. Čia viščiukas, karvytė. Čia kitam pasauliu. Mano, bet čia irgi survival. Čia tas pats namas, va. Zuikučiai ir to pati višta. Tai viskas, baigiam šį epizodą. Viso gero.